Gerbiami konferencijos dalyviai, dar ne visi pateko į Seimą, turi praeiti tam tikrą patikrą, kai kurie jūsų, kurie ten yra dar apačioje, bet kuriuo atveju aš manau, kad konferencija bus labai naudinga jums visiems, kartu ir mums politikam, kurie atsakingi už mokslo ir studijų politikos formavimą, dėl kelių priežasčių. Visi mes suprantam, kaip svarbu yra iš tikrųjų publikuoti mokslo rezultatus žurnaluose, kurie būtų skaitomi, kurie būtų cituojami ir kuriuos matytų visas pasaulis. Ir čia Švietimo ir mokslo ministerija be abejo skiria didelį dėmesį didinti tarptautiškumą, tai yra, kad mūsų publikacijos būtų matomos, vertinamos ir žinomos, cituojamos. Aišku, mes galime naudotis esamomis duomenų bazėmis, žurnalais, kurie pasaulyje paplitę, specializuotais. Tai tikrai labai sėkmingai daro fizinių mokslo atstovai, technologinių, biomedicinos ir kiti mokslai, kurie iš tikrųjų gali tokius rezultatus skelbti ir dalintis su pasaulio mokslininkais. Tačiau yra tyrimai, kurie vis tik Lietuvoje yra svarbus ir, tarkim, lietuvių kalbos tyrinėjimai, literatūros, tautosakos, istorijos tyrinėjimai, kurie galbūt yra labiau svarbus lokalinė prasme, Lietuvos prasme. Tačiau aš atkreipti dėmesį į kitą aspektą. Lietuvių kalba leidžiami mokslo žurnalai yra dar svarbus ir to, kad mes išlaikome kalbą gyvą. Tai yra, jeigu mes atsisakytume terminijos, mokslinės terminijos savo vartosenui, tai savaime suprantama lietuvių kalba tada irgi taptų tik ta kaip bemirštanti kalba, kuri negyvena, kuri nėra gyva, kuri tiesiog yra kažkokia archaiška, užsisenėjusi, o tuo tarpu pasaulis ateina su vis naujais terminais ir tai keičiasi, tie terminai ateina tiesiog net ne kas metų, kas mėnesį, kas dieną, vis nauji ir nauji. Ir čia mums iš tikrųjų reikia pasukti galvą, kaip padaryti, kad iš vienos pusės mokslas būtų tarptautinis ir matomas, iš kitos pusės, kad tie terminai, kurie yra visiškai nauji, kurie turi, kaip sakant, vartoseną kitose šalyse, būtų priimtini mūsų mokslo bendruomeniai ir kartu sugebėtume išsaugoti savo lietuvių kalbą. Tai Švietimo ir mokslo ministerija turi keletą siūlymų. Ko gero ten, tarkime, kur yra fiziniai mokslai, technologiniai mokslai, kur yra biomedicinos mokslai ir kur neišvengiamai rezultatai turėtų būti matomi tarptautiniu mastu, mes siūlome vis tik pasvarstyti galimybę įsivesti lietuvių kalba publikuojamas mokslinės apžvalgas, kurios būtų privalomos aukštųjų mokyklų pedagogams užimant docento ir profesoriaus vietas. Tai galbūt pakeistų tiesiog galbūt norą savo mokslinius darbus publikuoti vien lietuvių kalba ir iš kitos pusės terminai ateitų į mūsų kalbą ir tai galėtume mes tikrai jais pasidalinti su savo mokyklomis, su savo studentais, doktorantais, magistrantais, kurie iš tikrųjų ir kuria daugelį naujų mokslinių rezultatų. Tai yra tik viena iš idėjų, tai yra viena iš galimybių, kuri būtų skirta būtent lietuvių kalbos puoselėjimui. O šiaip bendraja prasme, bet koks mokslinis žurnalas, kuris būtų leidžiamas mūsų šalyje ar už mūsų šalies ribų, jis turėtų pasižymėti puikia mokslinių darbų kokybę, nes tik kokybė nulemia mokslininko vertę, jeigu norime pasakyti, arba jau darbų reikšmę, iš tų darbų išliekamumą. Ir aš manyčiau, kad bet kur, ar Lietuvoje leistas mokslo žurnalas, ar užsienyje leistas mokslo žurnalas, pirmiausia turi turėti didžiulius reikalavimus mokslo kokybei. Aš linkiu jums geros diskusijos, tikrai rasti įdomių, gerų sprendimų, kaip išsaugoti šios dvi, atrodo, neįmanomai suderinti pozicijas, kalbos ir kokybės, tarptautiškumo, žinomumo. Na ir manau, kad tie sprendimai tikrai mums padės formuojant, kaip aš sakiau, mokslo ir studijų politiką, priimant sprendimus dėl lietuvių kalbos puoselėjimo. Ačiū.